Papokštaukim. Tai, bandysiu paskambinti poniai Jūratei, kuris sakė, savo ūkį turi. Tai aš pagalvojau, kad čia prieš tai skambinau žmogui siūliau darbą, dabar pats paprašysiu darbo. Taip. Būtis pašėlo. Pokštauja šiandien kaip turi būti. Gerai. Sako, reikia su kovo 8-ąją Jūratę pasveikinti paskui. Gerai. Tik, kad atsilieptų. Aliu. Labą dieną. Labą dieną. Su Jūratė kalbu. Taip. Ponia Jūratė, aš čia gavau jūsų numerį ir skambinu. Sakė, jūs ūkį savo turit, ar ne? Ką mes turim, atsiprašau? Ūkį savo tiesiog turit. Ūkininkė. Turim. Nu ir aš pagalvojau, sako, pabandyk paskambinti Jūratei, va draugas davė numerį. Ieškau darbo, ar neatsirastų kažkokio pas jūs? Ne, mes mūsų per mažas ūkis, kad kažką įdarbysime. Niekaip, ar ne? Ne. O tai... Ne, kur pas ūkininkus ten viso, kaip prasimas pas mumio, kaip palikonis, tai pas tokius va reikia darbinti. Aha. Tai atlyginimai pas juos ir jeigu traktoristas koks, tai aš nežinau, kas jūs toksai. Nu, tai aš ir traktorių galiu vairuoti ir daug ką galiu čia daryti, žinokit, ir karvės galiu net melžti. Man tik darbo reikia, žinot, dabar žmonės labai kažkokie tai pasyvūs dirbti patys nenori, aš tai žinot, aš viską galiu. Tai jūs kreipitės, kur stambius ūkininkus. Nu, tai kad visi, kiek apskambinau, žinokit, tai nieko aš neradau. Bet žinot, kaip čia yra per pažįstamų šiais laikaisgi viskas. Gal jūs, sakau, kažkaip, gal turit jūs kokių pažįstamų ūkininkų, nežinau, kur ką man bet. Aš žinau, kad Bačkininkuose Andriukevičiui tai reikia traktoristo, bet turi būti ir fūros teises turėti. Supratau. Nes reikia grūdus vežtų fūrą. Tai va tokių ieško. Tai aš turiu, galiu. Nu, tai jūs nuvažiuokit pas Andriukevičiui Bačkininkus. Aha. Va, ir pasirekomenduokit, jis tikrai ieško, kad būtų su fūro teisėm ir kad traktoristas būtų. Jis tikrai ieško traktoristo ir fūristų. Supratau. Jis moka atlyginimą sąžiningai ir gerą atlyginimą moka ir, vienu žodžiu, pati gerai dirba. Tai jisai ieško dabar tų darbuotojų? Jis ieško traktoristų ir fūristų kartu, kad galėtų grūdų su fūra vežti. Nu, tada jo, reikia man pasižiūrėjo. Pas jūs sakot nieko taip pat, kad kažką... Ne, mes mažiukai. Mes maži. Supratau. Nu gerai, tai tada man reikia kažkaip susisiekti su tuo žmogumu, ar ne tada? Nu, tai jisai gyveno Bačkininkuose, Andriukevičius. Gerai, aš jį susirasiu tada. Susirasiu. Dar vienas dalykas, gerai, dar noriu kai ką pasakyti jum. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas. Truputėlį pokštauju, bet žinokit, noriu perduoti linkėjimus jums. Su kovo 8-ąją nuo Kesto iš Anglijos. Nuo Kesto iš Anglijos. Sako, paskambink Jūratei į ūkininkę, sako, ir truputėlį papokštauk prieš tai. Tai aš pabandžiau kažkaip tai. Ačiū labai. Tai prieš tai, žinokit, skambinau vienam žmogui, labai piktas buvo. Kai sužinojo, kad čia iš radijo, tai galvojau, jau pasiūs mane toli. O jūs jau jaučiu, kad šypsotės, visai esate tokia geros nuotaikos. Malonu, sveikinu, tai malonu. Tai va. Taigi čia, žinot, tik tai toks humoras, geras humoras, o iš tikrųjų tai linkėjimai su kovo 8-ąją. Sakykit, ar jau daug sveikinimų gėlių sulaukėt šiandien? Ne, dar niekas nesveikino. Oi, kokie vyrai apsileidė, kas čia dabar? Nu, dar ne vakaras, aišku. Dar ne vakaras. Tai linkiu jums daug sveikinimų, daug gėlių, na bent jau kažkiek, kad gautumėt, kaip sakoma, kad būtumėt pasveikinta. Ir Kęstutis sakė, dabar Anglijoje darbuojasi, jūs čia iš Prienų, ar ne, man atrodo, sakė? Ne, iš Prienų. Aha, supratau. Va, tai linkėjimai dar kartelį. Galite jam kažką pasakyti, jisai klausosi radijo, žinokit, šiuo metu. Padėkokit labai, ačiū, ačiū, bet prisimena. Na, va, tai smagu iš tikrųjų. Tai gražios jums dienos ir sėkmės, viso geriausio. Viso geriausio, ačiū labai.